Labas rytas. Veikėjai, darbininkai. Kiek šiandien išgyveno? Greta neišgyveno, nes vidurius paleido. Iš 6-5 jo. Jo, aš irgi toksai pusiau išgyvenęs, nes man irgi vidurius paleido. Simas irgi vėmė naktį, ne? Nu, žodžiu, pusė išgyveno. Ką veiksim šiandien? Darysim laiptus. Darysim laiptus. Aha. Sversim metalus. Mhm. Tas su Tomu? Gerai. Jo, mums reikia vienu žodžiu laiptus šiandieną nuo suriais mūsų pravaryti. Nudažyti baltus, tenai yra jau vienąsyk nudažyti, antrąsyk nudažyti. Paskui pilkus nudažyti bent vieną kartą. Ar ne? Taip. Metalus reikia visus susverti ir sudėti vietas. Jo, tenai metalai va. Priekaba su metalais laukia. Paskui reikia atvežti su traktoriu į tinklinę aikštelę į žemių, nes ten yra duobės. Ir suvibruoti su bibel plokšte. O tokie darbai yra šiandieną. Atrodo daug, bet gal nedaug. Ką, pradedam? Gūnieną. Pasiniravai? Ką žinau? Ne? Pas mus vyksta metalo profesionalios svėrimo, kas tai vadinasi, profesionalus metalo svėrimo procesas. Mes turime štai metalo nešėją, kuris užveža metalą ant profesionalių svarstyklių. Va. Tos profesionalios svarstyklės rodo, va, sucentruotos yra, jos rodo kilogramus. Šiuo atveju kiek rodo kilogramų? Kažkur tai 11. Šitas vamzdis sveria 11 kilogramų užrašėjęs ant svarstyklių. Ir paskui jisai jau keliauja į saugyklą ir kompiuteris automatiškai va fiksuoja 11 kilogramų. Va čia jau bus kompiuteris va įveda 11 kilogramų. Nu ir va tai va viskas pliusuojasi ir galutiniam rezultate būna tonom viskas paverčiama. Tai va šiuolaikiniai mechanizmai taip veikia automatizuotai. Nedaug liko, viskas sparčiai vyksta. Realiai užvažiuojant svarstyklių ir viskas apskaičiuota, ne? Jo? Viskas sąžininga? Taip. Taip, sąžininga. Todėl, kad viskas yra kalibruotos svarstyklės, va, turi stovus, jokių tenai nukrypimų. Į šonus nieks nelaiko jų su metalo. Tai va, taip vyksta viskas. Ane, ugniena. Nu ką, čia nudažyta jau 2 kart. Ši čia yra apdirbta iš visų šonų. Lieka tik tai nuimti fasken vieną. Ir nudažyti 2 kart. Ir su laiptais bus viso. Va, apdirbama aikštelė nuo šiukšlių. Vaikai, patinka darbas toksai? Jo. Jo. Ja. Bet visieną pavargstat, ne? Bet maloniai pavargstat, kaip malonus darbas. Kažką radom. Kas čia? O, čia yra detalė, norės mūsų. Negalim to pamesti. Ane? Gerai, o metalai buvo taip pat iškrauti. Šioje priekaboje buvo pasverta 1080 kilogramų. Tai va, vyrukai svėrėjai. Dabar va tenai va tie pasirodo nepavargo. Dar žaidžia krepšinį va. Aš atvežiau 3 kaušus žemės.
Čia buvo tokia duobė. Su vibro plokšte pravažiavau. Nežinau, gal reikia dar važiuoti, o gal nereikia. Šiaip vibro plokštėje sunkiausia yra per Velieną važiuoti. O čia Velienas buvo daugiausiai, tai toksai minkštas gavosi dalykas. Neina strambuoti. Na, nieko. Gamta sutrambuos. Tai man, dar vienas darbas atliktas. Labas rytas. Šiandieną bus labai kitokia diena negu vakar. Nes vakar aš labai silpnai jautausi. Viduriavau ir visą kitą dariau. Greta taip pat. Mamulė buvo išvažiavus. Buvo labai viskas kitaip. O šiandieną saulė šviečia 28 laipsniai, nors vakar buvo 19. Šiandieną piknikas, šiandien energijos yra. Vienu žodžiu, šiandien bus viskas kitaip. Taigi, sveiki atvykę į kitą dieną. Nu ką, vyrukai dabar deda laiptus. Apvalė turi būti šitoj pusėj. Apvalė turi būti tenais matytis. O šitą bus taip priekį, o ne... Nu dabar dėkite, jeigu dedate per vidurį, tai dėkite visus per vidurį. Netinka. Nieko netinka. Ok? Kad nebūtų tarpai skirtingi. Šitas turi būti. Ai jo, čia šitą apversti reikia. Jo, ne šitą apvalą. Tai gerai. Nu, čia jau galim bus atsargiai lipti, jeigu norėsi kas nors. Tik tai viršui reikia aikštelę dar sugalvoti kažką uždėti. Tomas tai jau buvo užlipęs. Nu, šiandien uždės berniukai baltus. Ugnė nufrezuos pilkus ir nudažys. Planas yra 2 kartus. Visus šitos. Ir kitas iki jau viską susuksim. Valio. Nu ką, šiandieną piknikas užėmė visą dieną. Čia mūsų Gretinskienė, kuri dirbo su Ugninskienė. Ką jie darė? Nudažė viską pilkai porą sykių. Dar kažką tai nufrezavo. Kažkur tai kažką tai. O, čia galiukus. Taip pat sudėjo vaikai baltas pakopas jau laukia. Kaip atrodo iš apačios. Va, laipteliai. Tai va čia į tarpas dar bus pilka. Prie kiekvienos pakopos. Nes laiptas susidės iš 2 dalių. Va. Ta balta bus čia. Čia bus pilka. Va, kaip gražu. Ir paskui galėsim turėklus gaminti. Masyviai. Nu ką, šiandieną man atrodo tiek žinių. Tvarkomės, vakaras ir šis savaitgalis baigtas. Ačiū, kad žiūrite.